aš Gretutė. Šiandien pasikvietėm Gretą. Išvalėm, nuplojom mašiną, bet tuo pačiu ir pagalvojom pasivėžinti, papasakot jum visas emocijas važiuojant su šitą mašiną, kokios jos būna. Nes Greta mums pasakojo, kad su ją neįmanoma ramiai važiuoti mieste, ne dėl to, kad ten greita ar tenai crazy vairuotė yra. Greičiau priešingai. Jo, bet emocijos visai kitokios, negu jūs galvojate. Tai šiandien bandysim tą parodyti. Taip. Emocijų iš tikrųjų gal net daugiau yra aplinkiniam negu patiem ją važiuojant. Tai va gal šiek tiek parodysim ir to, nes dažniausiai šiaip rodom automobilį iš visų pusių, nelabai kažkada iš vis rodžiau, kaip žmonės ją reaguoja, ką jie apie ją šneka, gal net iš tų, kas prieis ar ją nufotografuos, nes dažniausiai tokių būna, aišku, tikėkime, netragiškas oras ir žmonių apskritai bus lauke, gal net kažką pakalbinsim, kodėl, va, pavyzdžiui, fotkina automobilį ar kiti būna dėl... Taip, kas patraukia akį, kiti būna dėl numerių, būna labai gal net užsieniečiai iš tikrųjų daugiau eina, fotografuoja, komentuoja kažką, kad stebina, kai automobilis būna priparkuotas ir nuleistas, kad nesitikė, kad jis iš vis dar pajudės iš vietos, bet aš jos suprantu, aš irgi ne visada tikiuosi, kad jis pajudės iš vietos. Bet iš tikrųjų būtent, vat, ką noriu pridėti, kas čia galbūt bus truputį kitaip ir kur aš iš viso randuosi, tai būtent pas Roadwise mano automobilis pasiekė jau tą stadiją, kur aš nebebijau su juo ir į kitą miestą važiuoti, nes nekartą dalinaus, kad labai daug praėjau skirtingų vietų, labai daug kur susidūriau su vairiom problemom ir iš tikrųjų pagaliau pasakiau jau savo, kad niekur kitur nebenoriu jos varyti ir ačiū Dievui nebeprireikė, nes viską iki galo susirinkom, susitvarkėm, susivedėm, išsisprendėm ir pagaliau man šitas automobilis yra ne galvos skausmas, o malonumas. Tai vat, labai ačiū jum Prašom, ir galim. Tai... Žinai, kas būtų juokinga, jeigu video metu kažkas nutiktų ir subirėtų. Ir tada iš karto iš bagažinės išsitraukia ir sutvarko. Jo, sukrenta ant kojas man. Ką tik pradėjom važiuoti, bet važiuoju. Visai maloniai. Žinok, daviau pavažiuoti draugui, tai buvo nustebęs apskritai, kaip jinai važiuoja. Man, pavyzdžiui, lyginant su Slyva, jinai nevažiuoja. Netgi su Slyva lyginant. Bet mano Slyva, žinok, kažkokia yra dievo liestas. Kai tik aš ją per 7 metus remontavau vieną kartą. Patikimiausia mašina pasaulyje. Bet tikrai, tepalų aš tom, kai nuvažiavau, nieką nekeitus iš viso, net įspūdinga. Net nežinojus, kad reikia kažką daryti. 8K. Tepalų net nekeičiu. Ne, nekeičiu, nes aš nežinau, kad reikia daryti. Man paklausė mobas, bernas sako, kada tepalus keičia, aš tokia... Reikia jos keisti. Are these things? Jos reikia keisti. Ne, kas tie jie? Jo, tai čia senai buvo. Labai džiaugiuosi, kad pas mus apsilankai, nes mes gelbsim tavo visus auto dabar. Matai, Slyvos net nereikia gelbėti. Kaip, gelbėjom. Buvo prisiliesta irgi, bet ten gal nesiplečiam. Bet šiaip čia yra pirmas mano automobilis, su kuriuo važiuoju ant orinės važiuoklės. Iš tikrųjų nesu daugiau važiavęs, nes gan retas dalykas. Taip. Nėra tiek daug drąsių žmonių, pasakysiu, Lietuvoje, kad susidėtų. Jo, matai, pas mane gal mano atveju ne kiek drąsa, o nežinojimas, ko tikėtis buvo. Nežinojai, kur vėliesi tiesiog. Jo, aš norėjau, kad jinai man sėdėtų ant žemės. Man viskas, man nieks neįdomu buvo. Ir aš žinau vieną dalyką, kad aš negaliu nueiti tuo keliu, kad jinai sėdėtų ant žemės statiškai visą laiką, todėl kad aš pati niekaip jos nepasireguliuosiu. Man, žinai, ten siūlė tokią opciją. Lietuvos keliai neleidžia tam iš tikrųjų. Dalinai jo Lietuvos keliai, bet žinai, va, pavyzdžiui, ten koilus kokius, kur ten gali kažkiek pasireguliuoti ten aukščiau žemiau, tam reikia galėti pačiam pasireguliuoti. Nes aš negalėčiau kiekvieną kartą išvažiavus į lauką važiuoti iki jūsų, man pareguliuokit, noriu pasidaryti dabar nuotrauką, kad jinai stovėtų žemiau. Man tai būtų, būtent, man kainos tas skirtumas, tarkim, tarp koilų ir oro, nebuvo toks didelis, kaip būtų buvęs diskomfortas rinktis kitą opciją, apart, kad aš pati galėčiau su pulteliu maigyti. O iš tikrųjų daug kas, nežinau, čia tam domėjusi, nesidomėjo, bet iš tikrųjų tu kaip mergina, tai aš manau, daugam gal kiltų klausimas, iš kur ta meilė automobiliam atsirado. Jo, būna, kad paklausi ten Instagram'e, žinai, ir tokio visiškai konkretaus atsakymo nėra, kad jinai man vat atsikėliau vieną rytą ir buvo. Žinok, jinai nuo pat mažens, ten nuo ratai filmo gal net iš tos pusės, bet tėtis mano
užsijima automobiliais visą gyvenimą ir aš visą gyvenimą matydavau juos kieme visokius, įdomius ir neįdomius, mano ir ne mano temos, turiu nuotraukų, žinai, būdama vaikas pastatyta, žinai, kai tiesiog tėvai, kai jau turi vaikų, prie kažko, kur nori patys nusifotografuoti, nebe patys stojas, o tiesiog savo vaiką pastato ir nufotkina. Tai vad aš turiu visokiausių su visokiais automobiliais nuotraukų, ten yra offroadiniais ypatingai visokiais džipais, kur iš tiesų džipai. Tai va čia buvo mano tėčio tema labai ir jisai visą gyvenimą irgi tik BMW automobilį jam imponavo, tai kaip ir po šiai dienai. Tai va kažkaip taip užaugau toj temai, bet žinai, kol dar esi jaunas, nelabai turi kaip realizuoti. Nu, tipo, žinai, pavyzdžiui, berniukai ten kai kurie ir 15 metų garaže rausėsi, bet kažkaip man iki tiek niekada neįnikau. Man patikdavo automobilius vairuoti, važinėti, greit važiuoti, šonu važiuoti, aukštyn galvą važiuoti, tarsi, žinai, bet kas tik ne, nu, aš tikiu, kad man ir krapštytis prie jų patiktų, bet kai tu esi taip toli nuo žinojimo ir suvoki, kad tas kelias iki žinojimo būtų toks ilgas ir nemalonus, žinai, kur vis kažkas nesigautų, aš neturiu galimybių tiek terštis ir žaisti, žinai, turėčiau savo kažkokį garažą, jo, man būtų nuoširdžiai įdomu, žinai, tu turi dabar garažą? Pas mumis pilnai galima visą tai daryti. Tai aš galiu ateiti ir trukdyti jums tiesiog visą parą. Tai prie savo mašinos tai tikrai. Lauksim. Lauksim. Tai va, ir kažkaip, žinai, turėjau tą savo slyvą super mylimą, nelabai aš ten kažką galėjau su ją daryti. Įdomaus, vis tiek jau tai yra sena mašina, dar kurį laiką jinai ten jau buvo mano rankose, kai dar nemokėjau automobilių rūpintis, tai ir nesirūpinau, bet visą laiką man kirbėjo tas noras kažką nusipirkti, kažką savo turėti ir man atrodė, bet aš iškart... Labai protingas sprendimas, nes iš tikrųjų daug kas nesupranta, kas yra tas project caras, tu prasme, nes tai negali būti kasdienė mašina iš tikrųjų, nes jeigu tu nori ją išskirtinę visiškai padaryti, tai jinai nebus patogi kasdieną važinėti iš tikrųjų. Taip, dalinai taip. Sąlyginai gaila, tiek pinigų investavus, kai dieną drožti su gatvės. Exactly, ką aš dabar darau. Jo. O kodėl šiaip aplamai rožinė? Man senasa spalva ir aš visą laiką kažkaip, žinai, man atrodo, kad va boomeris, ypač 7 klasė, yra tokia labai jinai turi aurą savo vyriška, iš boomer filmo tokia, panašiai. Taip, jinai tokia yra, žinai, biški gangsteriška, vyriška. Kaip mamai pasakiau, kad čia yra mano svajonių mašina, sako, nu blemba, Gretutė, diedo verslininko mašiną susigalvoji nusipirkti, tu nenori kažko mergaitiškiau, kažko gražiau. Ir supranti, aš taip įsivaizduoju, aš radau tą tokį, nes aš ir pati nesu gal pati mergaitiškiausia tokia, žinai, kur, nu tokia, nesakau, kad čia va dėl to, kad ten man mašinas patinka, bet aš charakteriu tokia biškai grubesnė. Tai pati mašina, jinai irgi tokia, žinai, yra neišvelniausių, vat kai sakykim, to gangsterio mašiną, bet aš vis tiek turėjau, žinai, kažkaip ją paversti tokią biškį švelnesnę, mergaitiškesnė ir tokia pridėti savo kažkokio prieskonio. Tai va ta rūžos spalva ir buvo mano prieskonė, žinai, kur sakau, va, dažytojai 3 kartus dažytojas skambino ir perklausė, ar tikrai čia tą spalvą atvežėt, ar nieko čia nesusimaišė pagal kodus. Pamenu, jinai juoda ir buvo iš pradžių. Jo, jinai buvo juoda. Ką ir kiti įsivaizduoja, kad boomeris jau juodas, jau čia viskas. Tai va, iš tikrųjų laikui bėgant, kai aš paskelbiau, kad aš ją dažysiu rūžavai, kai dar nebuvo to visiškai galutinio vaizdo ir tik rūžavai nudažėm ir tik parodžiau, žinai, ten kėbulą pabirusi rūžavą. Labai buvo daug nepatenkintų šituo sprendimu, kad sugadinau mašiną, bala, o per laiką, kai ypač pamato gyvai, nes gyvai jos spalva yra visiškai kitokia, negu labai daugam pavyksta ją atskleisti per kamerą, žinai, yra tokia blizgi, pilkšva, va tokiam prastam apšvietimui, iš viso pilka kartais atrodo, žinai, tai toksai turi to tokio žvilgesį ir man atrodo, kad ta spalva jos taip nenupigina iš tikrųjų, jinai atrodo kitaip, stiliovai, va man ją lengva parkingę susirasti, nesudėtinga, išsiskiria tikrai iš minios ir va, mano draugė geriausiai irgi jos rūžo mylimiausia spalva ir kažkada sako, važiuoju ir pradėjau vos necyptomų grūžo mašiną, sakai, čia gitu, tipo, tai toks irgi, žinai. Ne, ganėtinai išskirtinė tikrai spalva, nes retai netgi gatvėje sutiksi rožinę mašiną iš tikrųjų. Jo, jeigu iš vis sutiksi. Ypač kaip dabar važiuojam, tai matom juodą, baltą, pilką mašinas. Taip, ir kelios raudonos. Taip, ir labai pagyvina tavo automobilis. Realiai Lietuvos gatvės iš tikrųjų. Nes tikrai spalva iš tikrųjų kontroversiška, bet šitam modeliu labai tinka iš tikrųjų. Man labai tinka, žinai, mano... Ne, bet ir aplamai. Kai kurie sprendimai irgi kontroversiški. Ne, bet iš tikrųjų mes kai tvarkėm, pas mumis truputį laiko praleidus yra. Tai iš tikrųjų buvo ne vienas klientas, kur, nusimano apie mašinas ir sakė, kad
žiauriai gera spalva. Labai. Respekto tikrai davė, kad tikrai drąsi, sako. Taip, čia reikia jo, matai. Bet sako labai gerai. Labai daug kas, kai va, pavyzdžiui, reikia kažkur, va, ar ten ar meistram, ar dar kažkam, galų gale mano bernai, nuvažiuoti kažkur su ta mano mašina, net nelabai nori, žinai, nes va, tiek, ne dėl to, kad nedrįsta, bet tiek to dėmesio susilaukia. Taip. Ir žinai, toks... kaip mes, realiai, keli gedimai, kur buvo, mes turėjom pavažinėti, kad įrastume juos, tarkim, ar ne. Tai mes trysia, visi susėdę važiuojam, numerį in love, rožinis boomeris ir 3 vaikinukai. Tai visi marozai ir taip toliau skersai mus žiūrėjo. Nu taip. Tai va, žinai, o kai pamato merginą už vairo, labai daug dalykų atleidžia. Taip. Nes... Ne, I'm just a girl. Jo, tai rožinė mašina, tu mergina ir vairuoja. O čia nei, kad pas tėvuką ten daugiausia BMW buvo, tas ir atsispindi pas tave realiai, nes tu tik old school BMW. Taip, vis tiek nuo mažų dienų duodavo pavairuoti, išbandyti ir nenori, tu kažkaip patiki tą savo tėvų nuomonę, kad čia yra gerai, o čia yra blogai, žinai, ir kažkiek... Tai Audi, žinai, sakau, va, yra nuotraukos, kur man ten 3 metai ir aš visa tokia susiraukus, liktoj vemčiau pastatyta prie Audi, žinai, tai kaip auklėje, taip ir užaugau. Faktas. Taip, tai dabar kurį laiką mes nebematom jos, tai ką tu veiki su ją? Važiuoju iš taško A į tašką B, iš tikrųjų dabar prisipažinsiu, esu savo kitas mašinas kitur išmėčius ir nelabai galiu su jom važinėti, tai su šita dar kol nėra druskų kely, važinėju su ją va tai va kasdienybei, nes iš tikrųjų, kadangi porą vasarų ją darėm, marinavom, man jau taip norėjos ją pasidžiaugti, kad kol nėra druskų, tikrai neskubu jos dar statyti žiemos miegui. Tai sudalyvauja kažkokiam tai renginį, labai dažnai pakviečia visokie filmeriai, kurie automobilius filmuoja kartu, kažkaip ją įamžinti, tai kokį video apie ją padaro, vieni pakalbina, kiti nekalbina, žinai, tik tai pačią mašiną. Bandau ir daugiau truputį ją, kaip čia, prastumti ant nuomos, nes man fainai, kad išeitų, kad jie kažkaip ir kiti, jinai pasitarnautų gatvėse. Taip, tai pavyzdžiui, vestuvėm buvom išnuomavę, tai labai tinka tie numeriai in love, labai tas ružavumas, mergaitiškumas tinka, jeigu pavyzdžiui daryti kažkokį mergvakariui, žinai, ten pavyzdžiui, paimti nuotaką ir kažkur nuvežti, žinai, toksai, man fainai, kad ją išnaudotų kaip pristatymo būdą kažkur, bet aš visą laiką kažkaip galvau, kad gal šita idėja, nes tikrai žinau, kad yra labai daug merginų, kuriom patinka šis automobilis, kurios šiaip net nesidomi automobilis, bet va šitas, žinai, jom tokia biškį įžiebė meilį ir susidomėjimą. Jo, tai kaip, vestuvėse aš vairavau, turėjau garbę padėti gretutį, tai aš kai vairavau, tai tiesiog prie bažnyčios laukiau, kol ceremonija ten pasidarys, tai ėjo, nežinau, gal koks 30, tarkim, žmonių, bet per tą visą pusvalandį. Tai merginos klausinėjo prieėję, kad ar čia Gretos mašina, ar čia taip toliau. Ir taip, nes vis tiek daug kas atpažįsta, žinai, su manim susiję. Čia nėra viena iš tų automobilių, kur, žinai, būna akauntai užsienį, pavyzdžiui, kur pats automobilis atpažįstamas, bet niekas net nelabai žino, kas ten jį vairuoja. Aš kadangi pirmiau buvau pati atpažįstama ir ant to savo veido pradėjau daryti automobilį, taip gavos, kad labai visiems, čia jau, žinai, yra glaudžiai susiję, jau niekas nebejoja, kieno čia. Jie prie tavęs gali priartėti ir pamatė tavo mašiną. Taip, jie iškart žino, kur aš, žinai. Biški, va tas mane kartais gąsdina, todėl kad kur be būčiau, vis tai, ką realiai aš išsiduodu, kur aš esu, kai su šitą mašiną atvažiuoju, žinai. Su GTR irgi nepasislėps, kai važinėjai. Taip, GTR dar turbūt daugiau dėmesio atkreipdavo, nežinai, jisai kriokdavo iš tolo. Šitą reikia iš tiesų pastebėti, o GTR kriokdavo iš tolo. Tokia kaip ninja. Taip. Tokia tyli. Tai, bet žinai, dar kartais būna, pavyzdžiui, palieku kažkur tokiam parkingė, kur truputį net prisibijau palikti automobilį ir gaunasi, kad aš pati išeinu, o visą laiką eina story, kad vis kažkas įkėlė į story ir pažymėjo, kad nufotkinė mašina, tai man toks, gerai, dar stovi. Jo, dar savotiška apsaugos sistema gauna. Taip. Ir dar vienas dalykas toks, kad, žinai, irgi, kai tu sieji automobilį su savim, vis tiek yra žmonių, kuriem nebūtinai tu kažką padarai blogo, bet vis tiek tu jiem nepatinki. Kai, žinai, dalyvauji internete, visai, kai yra tų, kur tavęs nemėgsta. Tai toks, žinai, aš galvau, aš iš tikrųjų pipipiu, bet aš galvau, kad jau
dabar jau tiek laiko yra praėję, galvau, kad tokiu metu jau mašina bus 100% subraižyta. Nu, tipo, žinai, tokia apspjauta, subraižyta, apmėtyta. Jo, bet sakau, viskas gerai, nieko dar nebuvo ir tikiuosi, kad žmonės nėra ant tiek, žinai, blogi, kur, realybėj kažkaip jau norėtų finansiškai pakenkti. Jeigu mašinas myli, nesvarbu kokią tą mašiną, bet tu jos nenori, žinai, gadinti. Tai o jeigu nemyli, supranti, yra žmonių, kur ne tik, kad nemyli nei mašinų, nei manęs dar nekenčia. Tai, žinai, čia toksai, eit pro šalį, brūkštelti su kažkuom. Yra tiesos, yra. Tai toks, aš tikrai galvau, kad, žinok, man jinai bus kažkokiu būdu jau subraižyta, bet turbūt, jeigu kažkas iš heiterių žiūri, tai aš tikrųjų gerbiu jūs, kad susilaikėt ir ačiū. Tiesiog, kad, pykstamės protingai, sakykim taip. Su oru važiuoti man nėra daug malonumo šiaip tiesą. Ne, jis nėra komfortas. Bet, tarp kitko, mano namų parkingas, kai tada sakiau, kad ten biški braukiau dugną, tai dėl to, kad buvau truputį ją nuleidus, nes norėjau parkingę nuleist, pažiūrėti ledus, kur sudėjom ir pamiršau pilnai pakelti. Tarsi aš ją buvau tik biški nuleidus, žinai, tam dar tam važiuojamam lygiai, bet ne iki tiek pakėliau po to, kad galėčiau savo ramiai šiaip važiuoti. Tai vienintelis šitas mano automobilis, kuris įvažiuoja į parkingą. Todėl, kad pasikelia. Visi kiti mano automobiliai, pavyzdžiui, slyva neįvažiuoja. Tiesiog braukės taip, kur jinai net nėra kažkokia žeminta, jinai yra, žinai, standartinio aukščio. Tai nei vienas neįvažiuoja į parkingą apart šitos, todėl, kad jinai pasikelia. Kur, žinai, iš šono atrodo, o Jėzau, žinai, vizualiai aš dažnai visur priplotą ant žemės dedu. Ir atrodo iš šono, žinai, kad galvoji čia su tokia mašina, čia niekur neįvažiuosi, žinai, ten kaip tu čia važinėji Lietuvos gatvėse, čia su tokia žema. Iš tikrųjų, čia yra mano vienintelė, sakau, auto, kuri iš vis kažkur dar įvažiuoja. Oro navaro, taip pavadinkim, taip liaudiškai. Jo. Tai aš irgi kad kaip aš galiu nusileisti, aš taip galiu ir pakilti. Taip, aš ir pats, jeigu jau daryčiau jau tokį street buildą, žinai, stensinį, tai tik orą dėčiau, nes realiai, kai tu pastatai mašiną ir nuleidai ant žemės, visai kitas vaizdas. Taip, man jinai, žinok, kol pakelta, jinai net negražima. Tai... jinai paprastai realiai atrodo. Tik spalva. Atrodo kaip what the fuck, kodėl tu nudažai šitą mašiną tą spalvą. O kai nusileidži ant žemės, tada būtų toks, dabar aš suprantu. O kokie dar planai su boomeriu? Šiaip, kadangi po šiai dienai apart vairo, realiai beveik nieko nedarėm salonui, tik vairas ir lubos yra. Tai norėčiau visai, jau kalbu ten su vienu žmogum, aš norėčiau tokių mažų, irgi tokių biškių rūžavų mergaitiškų detalių. Čia nekalbu apie pukelį, žinai, tą rūžavą ant vairo, bet, pavyzdžiui, ten mes radom diržus, tokios rožinės spalvos primenančios mašiną, tokios švelnios, žinai. Ir aš galvoju, why not, man fainai, kai būna automobiliuose, pažiūrėjau, raudoni, žinai, tokie ryškus. Tai aš norėčiau rūžavo, tik neriškaus. Nenoriu jos per daug padaryti kažkokių sportinių detalių, nes man visiškai nesportinė. Tai tokių, norėčiau salone, noriu dar išsiuvinėti ant sėdynės arba G-raidę, arba G-raidę, arba gretutę, kad toks būtų, žinai, kai sako, čia mano vieta, o kur parašyta, ir toks būtų, va čia parašyta. Bet tipo tavo Lucky, žinai, su 7, tada čia 7 klasės. Mes galvojom su Lucky ir 7, pasidarėm tokį kaip logo, su to žmogum, kur kalbėjom apie išsiuvinėjimą, mes pasidarėm tokį logo su Lucky ir 7 ir man atrodo kauliukais, nes žinai, kauliukai yra tipo tų sėkmės tas, tai ten tas ženklas, tai pasidarėm tokį logo su kauliukais ir nusprendėm, kad darysim kilimėlius, išsiuvinėsim irgi su tokiu rūžavų siūlu, žodžiu, kad tokių, žinai, mini detalių visur, kur įmanoma. Tiesiog aš nenoriu, kad, tarsi aš niekada nedaryčiau rožinio salono, žinai, tokio tipo ryškaus adaptačio, nes yra ribos visur. Man jau nebeskoningai pačiai atrodytų, aš norėčiau, žinai, tokių visoj mašinai, tokių mini detalyčių tiesiog būtent tokių, jo. Pasiėmė mane į BMW mytą, tą atsimenu. Tai jūs nepatikėtumėt, kas buvo, kai mes važiavom tuo geležinio vilko gatve. Britvos prilėkė, rodo liuksus, mašina važiuoja šalia, vos ne į atitvarą trenkėsi, filmuoja, ta prasme. Jo, filmuoja dažnai. Jo, papypina, liuksais. Tai man dažnai būna atsiunčia, žinai, kažkas Instagramo story persiunčia kitų žmonių, kurie įkelia mano mašiną, nes aš pati būnu nepamačius, arba dar buvo netgi priejas toks benamis, ten, ta prasme, žiauriai alkoholiu trenkė, žinai, atrodo, vos paina ir jisai su BMW striukė ir jisai prie manęs ir kažką ten rusiškai sakė, ar kažką
kažkaip, tipo, ir aš net nesupratau iš pradžių ką. Ir kažką, žinai, irgi rodo į mašiną ir liuksą, tai toksai faina, kad, nu, žinai, visų įmanomų. Respektą gauni, žodžiu. Nu. O šiaip, pas mumis, kai atvežiai, tai tu labai liūdėjai dėl šitos mašinos ir galvojai, kad net, nu, kaip mums įsireiškia, kad šita mašina bus vos ne kaip statula, visur ją su tralu vežiosiu ir dabar pasivažinėjus. Kokių gal nuotykių turi su jie iš tikrųjų, gal istorijų juokingesnių, ar kažką nuveikus jau tokio, kad turi ką papasakoti? Nes padarėm ir liepiau, nes netgi su ašarom atsimenu, jau sakai, kad nebepavažiuos. Nu, jau ašarų nebuvo, prašau, nepramatizuoti. Beveik buvo. Ir ta prasme, ir aš tau liepiau pasivažinėk, nes jau padarėm ją, kad gali važinėti ir pasivažinėti. Aš matai, nelabai tikėjau, kad jinai bus kažkada jau tokiam lygmenį, kai jinai buvo ant tiek ten pabirus ir viskas tik kur priliečiam ten blogai. Aš tiesiog jau nebetikėjau, kad iš vis jinai man dar bus kaip mašina, tiesiog kaip automobilis, kuris gali mane nuvežti nuo taško A į tašką B. Aš į ją jau žiūrėjau kaip tiesiog į kažkokį, nežinau, tokį, žinai, trapų kūrinį, kurio apie važinėjimą mes čia nekalbam. Vat, grinai, nuvežti tašką A1 po fotosesiją, pafotkinti ir taip toliau. Žinai, aš netikėjau, kad aš su ją pasivažinėti iš vis gausiu, bet faina nuvežti kitus miestus, nes va ten žinau, kad tikrai nesitikė, žinai, jos išvysti, nes kažkaip kitose miestuose mažesniuose gal net labiau vertina, žinai, žmonės, kai atvažiuoja, nes Vilniuje jau visi visko atsižiūrėjo, žinai, čia visas ten kažkokias žvaigždės, kurias žiūrėdavai per teliką, galų gale, žinai, jau būni pamatęs gatvėj. Čia aš ne save žvaigždę vadinu, bet aš sakau, kad Vilniuje šiaip žmonės išlepia iš tos... Netgi, tarkim, taip, ir automobilių kokių prisižiūri, taip, todėl, kad visi, žinai, čia visko žiūri, o pavyzdžiui, nuvažiuoti ten į kokius Šiaulius pravažiuoti, ar tai Kauną, ar dar kažkur, labai toksai vėl kitokia emocija, tai toks fainai įvertintas. Šiaip man fainai gal net ir vyresnių žmonių dėmesio sulaukti, žinai, toks, kur man fainiausia, kai sureaguoja kažkaip žmonės, kurie iš jūsų automobiliais nesidomi ir jiem tada, žinai, kažkokia sukelia vis tiek šypseną. Tai, o nuotykių, tai iš tikrųjų kažkokių labai, kad dabar taip šautų į galvą nebuvo ir gal ačiū Dievui, nes, žinai, kai kurie nuotykiai kartais jau geriau ramiai ir tą ramiai įvertinti, kad viskas gerai ir sklandžiai, negu su tie kažkokie nuotykiai. Tai... Ne, tai ne apie gedimus kalbu. Nu taip, suprantu, bet žinai, tie nuotykiai dažniausiai kažkokie būna, kai kažkas ne pagal planą. Tai va. Kol kas viskas buvo pagal planą. Šitą tikiuosi išvengti jo. Ai, nu ir va, dar kalbėjom, ką dar planuoju, tai iš tikrųjų pasakoju apie saloną, bet iš tikrųjų ratus aš noriu dėtis custom. Custom man darytus, esu susigalvojus. Labai fainus man. Irgi jie kol kas susilaukė iš ten, su kuo kalbu, kad padarytų jojo, kad sakė, nežino, nelabai, bet žiūrėsim per laiką, gal prigis visiems. Ir aš manau, kad ant tos mašinos atrodys labai gerai, nes kartais, kai nupasakoju, sunku kitiems įsivaizduoti, kokią tu čia turi viziją, bet aš apskritai kaip esu visual žmogus, žinai, nes aš vis tiek fotkinu ten su menais kūryba, man ten jau galvoje piešiasi tas visas vizualas, tai man atrodo, kad gerai atrodys. Ne, man tu rodai, ką tu nori pasidaryti. Jo, jau turiu mačiau, turėjau garbę, tai aš užskaitau. Ką tu nori išgauti, tu išgausi tikrai. Taip. Ir bendram vaizdą tikrai įspūdingai atrodo. Ir vėl bus kažkas išskirtinių, negu, žinai, Alpinos lukalaikai replikos ant... Ar BBS-ai kokie uždėti. Jo, kur jau yra atsižiūrėta, o čia bus kažkas visiškai naujo. Tai nemeluosiu, aš pirmą kartą mačiau tokius ratus. Juos turi tik vienas žmogus pasaulyje, o su palangiam turėsiu aš vienintelę pasaulyje. Nes jie custom made. Čia stipriai. Laužai greta standartus visiškai iš tikrųjų. Ypač dar, kad mergina reikia tiek, žinai, rimtai į projektą, nėra. Iš tikrųjų čia stipru. Nes daugelis vaikinų netgi, tipo, nesiryžta tokiem dideliem, žinai, projektam. Matai, labai daug kainuoja finansų, vaikinai dar patys daug ką gali pasidaryti, o aš vis tiek, man gal dar žiauriau, kad aš visada turiu remtis į kitus žmonės, žinai, dėl daugelio darbų, kad aš pati jau ne... Nes gerai, kad mes atsiradom, nes mums tu pasakai, ko nori ir jau mūsų yra problema išspręsti, žinai, rasti, kas padarys, kaip ką mes pasirūpinam viskuo. Nu taip. Tai realiai tau nukrenta tas galvos skausmas, kad čia reikia tau ieškoti. Taip, tai žinai, tai galų galę aš neturėčiau to daryti apskritai, tipo, tai jeigu aš kažkur atvežu automobilį ir kažko noriu, turiu kažkokį užsakymą, tai neturėtų būti mano, kai aš moku pinigus, man turi galva nebeskaudėti. Tai va, žinai, yra du keliai, sakykime, su automobiliais. Arba daryti pačiam, kad skaudėtų galva, arba tada tau skauda galva, iš kur gauti tiek pinigų, kad išpildytų savo norus. Tai aš pasirinkau planą B. Kas yra paprasčiau. Jo, bet
ką turiu omeny, kad, pavyzdžiui, kiti servizai, nu, tai tiesiog variklius tvarka, tai variklius, žinai. O mes viską, sprendžiam, tavo visas problemas sprendžiam. Taip. Tas taip. Tai va, tuom ir išsiskiria, manau. Jo, ir aš supratau, va čia mano viena pagrindinių klaidų buvo, žinai, va tas blaškymasis nuo ten, todėl kad nesvarbu, kad dėl kokios tu atveži, tarkim, bėdos tą automobilį, vis tiek mato ir kažką kitą, tada pradeda, žinai, ten komentuoti, o čia tas anas blogai padaryta ir toksai mane, va, kur be nuvešiu, žinai, viską, ką prieš tai kažkas darė, visai sakydavo, kad čia viską blogai padarė ir vos ne viską iš naujo reiks daryti. Tai va, čia yra klasika. Jo. Tai man fainiausia, kad aš kaip tik kėliau TikToką, kad tipo vertinu, nuo 1 iki 10 vertinu, ką padariau su savo automobiliu ir kas buvo, žinai, gera idėja, kas buvo bloga. Ir ten, žinai, ten uždėjau tokį vairą, ten, žinai, ten 8 iš 10, sudėjau oro 8 iš 10, ten nudažiau ružavai, ten 100 iš 10, žinai. Ir didžiausiai įvertinimą, būtent ir daviau paskutiniai tai skaidriai, kur parašiau, kad tipo, pagaliau suradau vieną vietą, kur tiesiog viską su jie darau ir jos nusprendžiau nebejudinti ir patikėti vieniem tik tai žmonėm. Tai čia buvo, taip, jo patį paskutinį galėsi pažiūrėti. Įkėliau, va būtent atvežimą pas jūs kaip patį geriausią sprendimą, kad tiesiog, žinai, nebesiblaškyti ir jeigu kažkas ir būtų blogai, bent jau žinočiau, kas tą blogai padarė, o ne bandyti atsekti ir vieni kitus kaltina, kas, žinai, daug kartodavos, kai ta mašina vis nerasdavo savo vietos, niekas nenorėdavo ją apsimti. Ir dar supratau vieną dalyką, kad kartais geriau susimokėti iš pirmo karto, tarkim, kad ir už kažką brangiau ir kokybiškai iki galo, o ne bandyti ieškoti kažkokių tokių, žinai, pusinių variantų, kažką, čia už reklamą, dar kažką, žinai. Skupas moka 2 kartus, o lietuvis 3. Mes čia tokį naują išradę. Tai jo, ir iš tikrųjų, jeigu daro automobilį kažkas, tarkim, esu ne vieną automobilį matęs, o kaip ir vieną tikrai atpažinsi, kas, tavo aplinkoje. Į kelias vietas metė, tie projektai nepasibaigė. Niekada. Nes jie vis judinami, nesurinkti, pasimeta dalis. Taip. Ir niekas jo nedamuša. Vienas žmogus turi mašiną surinkti realiai, arba viena vieta, kur viskas žino nuo A iki Z. Arba tas, kuris išardo, tas ir turėtų surinkti. Todėl, kad jisai žino, kur kas, ką nulaužė, kas dingo, ką reikia naujo nupirkti, žinai, toksai. Taip, mes ypač kai varžtus viską žymimės atskirai, pakuojamės, viską susirašom. O va mano automobilį, pavyzdžiui, išrinko per 3 skirtingas vietas, išplėšė, išlaužė, išmėtė. Tai čia blogiau nesugalvosi. Taip. Tai manau, mes tokie atsiradę naujai, kurie sprendžia va tokias nekasdienės problemas, manau. Iš tikrųjų, tai palengvina gyvenimą. Šiaip faina, žinai, pavyzdžiui, net ir kaip merginai, tas nuo A iki Z labai faina paslauga, kad nebereikia burti nieko. Tiesiog galvos skausmą nuo vienam tau nupečiu, realiai. Ypač automobilių pusė. Atveži va detalių krūvą ir pasiėmė jau final. Kitas iki tik tai Red Bull'ą dar tuo pačiu, mes dėžę, žinai. Ir bumetina nuo galvos skausmą. Ja. Bet viskas, viską padarom, tai no problem. Tai ačiū Greta labai, kad pravežiai ir labai tikiuosi, kad netolimoje, galbūt netgi ateityje praveši su kitu savo automobiliu kokį nors. Čia jau priklauso nuo jūsų.